Šiandien kalbėsime apie būtent du modelius, tai yra nepertraukamos srovės šaltiniai, kurie komplekte kartu su savimi neturi akumuliatoriaus. Šie upsai generuoja gryno sinuso srovę, kuri ypatingai tinka įrenginiams, kurie turi savo viduje varikliuką. Kiekvienas iš šių modelių gali krauti tam tikro dydžio akumuliatorių sistemą. 600 W galingumo upsas gali krauti iki 200 Ah akumuliatorių sistemą, o 1000 W galingumo upsas gali krauti iki 300 Ah akumuliatorių sistemą. Akumuliatorių svarbiausia jungti lygiai grečiai tam, kad didintume akumuliatorių bendrą sistemos talpą, bet nekeistume 12 V akumuliatorių srovės. Praktinis panaudojimo pavyzdys šiems upsams galėtų būti cirkuliacinis siurblys, kuris nereikalauja labai didžiulės energijos, tačiau poreikis, kad upsas dirbtų dingus elektrai, yra tikrai pakankamai ilgas. 1 para, 2 paros ir taip toliau. Kaip minėjau, upsas gali krauti itin didelę akumuliatorių sistemą, kas ir leidžia upsui dirbti labai ilgai. Lygiai taip pat šį upsą galima naudoti namuose, biure ir visur, kur prireikia įrenginio su nedidelė galia, bet gebėjimu itin ilgai dirbti nuo didžiulės talpos akumuliatorių sistemų. Netgi turime keletą klientų, kurie juos naudoja kemperiuose. Mažiau kalbų, daugiau darbų, upsai pas mus sandėly laukia jūsų. Jeigu turėsite klausimų apie nepertraukiamos srovės šaltinius, akumuliatorius, maitinimo šaltinius, galite kreiptis tiesiai į mane. Mano kontaktus rasite video aprašyme. Ačiū ir iki.